Ar galėtų būti moterims, kurios yra vienos su vaikais iš buvusių santykių, tokių kaip kertinių ir vienu iš nepajudinamų punktų, tapti toksai, kad vyras, būsimas partneris, turėtų būti geras tėvas? Arba bent jau potencialą, kad būtų geras kontaktas su vaikais. Nes aš kaip moteris, tarkime, bendraudama su vyru, ar ne, su potencialiu partneriu, aš vertinu, kaip jis tinkamai gebėtų sukurti emociškai ryšį su mano vaikais. Ir jeigu mano vaikų gyvenamoji vieta yra su manimi, su mama, faktas, kad mano būsimas partneris bus tarsi antras tėvas vaikams, nes mes daugiausiai laiko praleidžiam kartu. Tai mano vienas iš tokių svarbių punktų, kad tas būsimas partneris būtų ir potencialiai geras tėvas, arba gera vyro figūra mano vaikams. Jis nebūtinai turi juos pamilti, bet priimti ir gerbti kaip mano pratesimą, kaip dalį manęs ir kaip dalį mūsų šeimos, tai man asmeniškai tarsi nekvestionuojama. Jis neprivalo pamilti, bet priimti. Tai va čia toks momentas. Dabar ką jūs apie tai manote, ar kokios mintys jums kyla? Nu, čia įdomus klausimas, labai įdomus. Ir jį vertėtų atskirai padiskutuoti, skirtam atskirą gal pokalbį. Bet žodžiu, mano supratimu, čia yra tokia subtili problema, kad iš vyro perspektyvos žiūrint, jam svarbiausia yra ta moteris, o ne jos vaikai. Jisai priima jos vaikus kaip savaiminį jos pačios pratesimą, kaip jos pačios dalį. Bet jo epicentras dėmesio yra jinai. Ir jeigu jinai supranta tam tikrą išmintį, ir jeigu jinai į jį atsineša arba jį žiūri kaip į pagrindinį, kaip į patiną, kaip į meilužį, kaip į mylimąjį, bet ne kaip į vaikų tėvą. Ta prasme, vaikų tėvas yra antram plane. Jeigu pirmam plane jisai kaip asmuo, kaip žmogus, kaip vyras, tada šita dilema išsisprendžia. Tada jisai rūpinsis ir jos vaikais. Bet jeigu jinai jį nori vartoti kaip vaikų prižiūrėtoją, auklėtoją, tėvą, ta prasme, jinai jį iš karto redirektina, nukreipia jo dėmesį į savo vaikus, o ne į save. Tada gali kilti problema ateityje, kad jisai gali pajaus, kad jis yra juzinamas, vartojamas tik tai kaip reiškia vaikų palengvinantis tą naštą, o jinai kažkur kitam plane. Tai aš nekartą iš vyrų girdėjau tokius nusiskundimus, kad jie susiporuoja ir paaiškėja, kad ta moteris kažkaip tai savęs tam vyrui gryno laiko skiria mažai, o visa ta namų našta, jinai taip tipo savaime aiški, kad va čia reikia parūpintis ir taip toliau. Čia yra labai labai plona linija ir ją nėra taip paprasta pagauti pačioj pradžioj santykių ir ją formuluoti teisingai nėra paprasta. Reikia žinoti, kaip formuluoti savo ir vyrui. Bet tas paaiškėja per ilgą laikotarpį. Ilgo bendravimo metu išaiškėja, kur čia iš tikrųjų prioritetai padėti. Tas pat iš vyro ta pati problema, ko jisai nori. Nes čia būna labai panašios situacijos, tuo labiau jeigu, sakykime, net jeigu jisai turi savo vaikų, tarkim, būna tokia atveju, kad vyras yra su vaikais. Aišku, tokių yra palyginus nedaug, bet būna. Tai čia toks niuansas, kad jeigu moteris gali šitą dalyką pakankamai gerai suprast ir duoti vyrui suprast, kad jis bus dėmesio centre ir kad jinai yra jam epicentras gyvenimo, o ne jos vaikai, tada jiems savaime tie vaikai bus malonumas, džiaugsmas ir rūpestis, kaip jisai priims juos kaip savo. Tai prasme, jinai turėtų save statyti centre, o ne vaikus ir žadinti jame ne tėvo iš karto. Tai prasme, ne tėvo funkcija, jeigu jos nėra, tai čia būtent tokia atveju, jeigu jos nėra. Jeigu jis turi vaikų, tai tada viskas paprasta, bet jeigu jisai, sakykime, gal neturi patirties, gal jis ten trumpai gyvenę su savo vaiku, ten gimė ir išsiskyrė, būna visokių atveju. Tai jinai turėtų žinoti, kad jeigu jinai rūpinsis juo tiesiogiai, tada jis automatiškai
rūpinsis jos vaikais, čia net klausimo nebus apie. Mhm. Aišku, Ačiū, gerai, Tomai. bonusas, jeigu jisai yra tėviškas, tai čia super, čia labai gerai, bet klausimas, kur yra svoriai. Šita pati hierarchijos problema, kurią mes jau kalbėjom prieš tai. Taip, tai aš tą patį norėjau pasakyti ir man atrodo, kad jūs labai gerai uždėjot akcentus ir labai tinkamai tą temą praplėtėt ir papildėt ir davėt tą akcentą, kad pirmiausia eina moteris ir vyras, kaip moteris ir vyras, ne kaip tėvas ir mama, bet kaip du partneriai, vienas kitam patinas ir patelė. Jie vadinami meilužiais. Čia yra meilužių funkcija. Viens kitam yra meilužiai. Mylimaisiais. Taip. Čia yra ašis. Taip. Ašis šeimos stovint šito. Čia yra axis, kaip sakant, ašis. O po to, kaip pasiekmė, jau atsiranda vaikai. Arba jie jau buvę iš anksčiau, arba atsiranda naujai. Ar ne?